Labai džiugu Jūs matyt. Tikiuosi mane girdit gerai. Tikiuosi taip pat matysit visą medžiagą, kurią dalinsiuos mūsų ekrane. Norėčiau, aišku, visų pirma prisistatyti. Aš esu Vadimas Komarskis, Omniva grupės rinkodaros vadovas. Ir tema, apie kurią norėtume pakalbėti su Jumis šiandien, vadinasi, kaip iš tiesų grąžinimus paversti Jūsų verslo privalumu. Labai dažnai, kai mes galvojam apie verslo augimą, ypatingai apie komercijos verslo augimą, mes galvojam apie tai, kaip iš tiesų auginti pardavimus, kaip kelti taip vadinamą top line, kaip pasiekti kuo didesnę apyvartą. Tačiau medžiaga, kurią dalinsiuos šiandien, kurią mes surinkom tiek iš mūsų verslo partnerių apklausų, tiek iš privačių klientų ir įvairių tyrimų, rodo kai ką kitą, rodo labai įdomius aspektus, kurie visi iš tiesų sukasi apie grąžinimus, apie prekių patogų grąžinimą kaip augimo skatinančią priemonę. Tai iš tiesų trumpai turbūt, kodėl mes čia esam ir kodėl mes manom, kad mes galim apie tą temą kalbėti. Tai visų pirma, Omniva Lietuvoje veikia jau praktiškai 20 metų ir be abejo, kalbant apie mūsų tinklą, jau šiandien mes turim 420 paštomatų. Kodėl aš apie tai kalbu? Ne dėl to, kad labai norim pasigirti, jog mūsų paštomatų kiekis yra toks didelis, bet iš tiesų mes turim labai daug vartotojų duomenų, mes turim labai daug mūsų visų duomenų. Aš esu pats privatus Omniva vartotojas, tikiuosi, kad ir daugelis jūsų taip pat naudojatės mūsų paslaugomis. Ir mes fiksuojam tos duomenys. Mes fiksuojam tos duomenys tiek iš mūsų partnerių, su kuriais be abejo bendradarbiaujam, elektroninės prekybos atstovų, tiek iš privačių asmenų, kurie siunčia siuntas. Tai tais duomenimis su Jumis šiandien ir pasidalinsiu ir tikiuosi, kad galėsim apie tai padiskutuoti. Beje, nepasakiau vieno dalyko. Jeigu norėtumėt man užduoti klausimą, tai tikrai galite stabdyti, tiesiog pakelkite ranką, užduokit klausimą ir tikrai padiskutuokim. Tai nėra kažkoks pristatymas, kurį aš norėčiau pabaigti iki galo ir tik tai toliau po to diskutuoti. Tikrai galim tai daryti iš karto. Labai džiugu Jūs matyti, labas rytas. Tai iš tiesų, kalbant apie siuntas, mūsų tikslas visada buvo, kalbant apie Omnivą, kad be abejo mes kalbam apie paštomatus, kurių tinklas yra labai išvystytas ir išplėtotas 110 miestų ir miestelių, be abejo tai yra kurjerio paslauga, be abejo tai yra grąžinimai, tai yra ta tema, kurią paliesim šiandien ir be abejo tai yra tarptautinės siuntos į visą pasaulį. Jau minėjau, kad esam rinkos lyderis, vėlgi nenorėčiau per daug čia girtis, bet turbūt kas yra svarbu, ką reikėtų užfiksuoti, kad 71% Lietuvos gyventojų per pastarąjį pusmetį pasinaudoja mūsų paslaugomis. Tai iš tiesų turbūt galima sakyti, kad mūsų turimi duomenys yra reprezentatyvūs ir tikrai pakankamai gerai parodo realią situaciją. Bet turbūt galite irgi užduoti klausimą, o tai kiek čia yra tų unikalių vartotojų ir kiek čia tų siuntų mes turim. Tai unikalių vartotojų yra virš 1 milijono, kurie naudojasi mūsų paslaugomis reguliariai. Tai irgi, sakyčiau, yra turbūt pakankamai reprezentatyvus panelis. Ir kalbant apie pačių siuntų kiekį, tai yra maždaug 13 milijonų siuntų, iš kurių apie 5% yra siuntos susijusios su vienais arba kitais grąžinimais. Tai pradėkim, prie kogi čia tie grąžinimai. Kasgi čia su tais grąžinimais ir kodėl mes apie tai šiandien susirinkom pakalbėti. Tai norėdami išgirsti klientų nuomonės ir jų poreikius, ką mes darome reguliariai, mes užduodam klausimus mūsų partneriams iš elektroninės komercijos, kokie iš tiesų, kas paskatintų jų klientus ir kas padėtų pačiam komercijos segmentui, labas rytas, užeikit, prašau. Kas paskatintų iš tiesų tvaresnę, greitesnę, aktyvesnę plėtrą, kas padėtų. Štai šios duomenys jūs matot dabar ekrane, aš tikiu, kad galbūt ne visiems gerai matosi, tai dėl to galiu ir pavardinti. Tai kai mes kalbam su verslo partneriais, tai iš tiesų pirmoji vietoje, ką mes girdim, kad patogi prekių paieška, patogus užsakymas, apmokėjimas, tai yra pats svarbiausias kriterijus. Mes tą girdim, mes tą fiksuojam, aišku, kaip Omniva, šioje vietoje turbūt vargu, ar mes labai galėtume jums padėti, nes tai yra jūsų iš tiesų atsakomybė, jūs su tuo dirbat, bet mums tai yra svarbu žinoti. Antroji vietoje be abejo tai yra greitas, kokybiškas klientų aptarnavimas, trečioji vietoje yra reklama. Čia aišku, kalbant apie Omnivą, tikrai turim įvairių sprendimų ir pasiūlymų ir galim padėti su mūsų kanalais, bet galime eiti toliau. Galime eiti toliau per mūsų apklausos duomenis ir per tai, ką iš tiesų užfiksavom kalbėdami su mūsų partneriais. Tai žiūrėkim, ką mes matom ketvirtoje vietoje. Mes matom didelis prekių arba paslaugų pasirinkimą. Toliau mes matome nemokamą prekių pristatymą, ką fiksuoja mūsų partneriai, kas jiems būtų aktualu. Ir šeštoje vietoje
mes matome, kad kas yra aktualu iš tiesų plėtojant verslą, tai yra paprasta prekių grąžinimo tvarka. Tai yra 6 kriterijus, kurie sako mums, mūsų partneriai, tokie kaip jūs, kurie čia šiandien susirinkot. Mažos kainos toliau figūruoja, prekių pristatymas tą pačią arba kitą dieną, duomenų analizė be abejo, iš kurios tu gali toliau plėtoti ir galvoti, kokias papildomas paslaugas galėtum pristatyti rinkai. Didelės nuolaidos, specialūs pasiūlymai, nuolaidų kodai. Tokie yra kriterijai, kuriuos mes fiksuojam. Labai džiugu, kad matau, kad fotografuojat iš tiesų skaidras, labai faina, bet galim jom ir pasidalinti ir visa mūsų komanda saliai toliau dirbs ir kalbant apie grąžinimų temą tikrai mielai bus pasiruošęs padiskutuoti. Labas rytas, prašau, užeikit. Tai viskas tvarkoj. Tai tą mes fiksuojam iš tiesų kalbant apie mūsų klientų poreikį. Tačiau, kai mes tuos pačius klausimus užduodam vartotojams, irgi norėčiau su jumis pasidalinti, o kas yra aktualu pirkėjams. Tai iš elektroninės komercijos tyrimo, kuris buvo darytas praeitą žiemą, tai yra Gemius e-komercijos tyrimas, ką mes matom? Mes matom, kad 65% vartotojų baiminasi, jog negalės grąžinti užsakytų prekių, nes tai mažina pasitikėjimą e-parduotuvę. Nežinau kaip jūs, aš tikrai esu užfiksavęs ir Instagram, ir TikTok, ir daugelį kitų socialinių tinklų tos juokingus postus, kuomet kaip tai atrodė elektroniniai parduotuvė ir ką aš gavau. Dažnai mes kalbam apie tai galbūt ne Lietuvos kontekste, mes kalbam galbūt kitų šalių kontekste ir elektroninių parduotuvių, iš kurių mes atsisinčiam prekes iš tolimo užsienio. Tačiau, kas turbūt yra svarbiausia šioje vietoje užfiksuoti, kad 2/3 vartotojų sako, kad tai mažina pasitikėjimą. Tai yra vienas svarbiausių veiksnių. 31% vartotojų teigia, jog grąžinimo garantija iš tiesų motyvuoja apsipirkti parduotuviai. Tai grįžtant prie klausimo, kurį aš pats savo uždaviau pristatymo pradžioj, kalbant apie pardavimų auginimą, kalbant apie e-komercijos kaip kanalo auginimą, mums atrodo ir mes matom tai iš duomenų, kad tai yra iš tiesų pakankamai svarbus faktai, apie kurias vertėtų galvoti. Ir dar vieną faktą norėčiau irgi taip pat pateikti, tai yra iš to pačio tyrimo mes matom, kad galimybė grąžinti prekes, tai yra svarbiausias apsipirkimą skatinantis faktorius po 2, po kainos, kurios mes kaip jūsų partneris negalim įtakoti, ir pristatymo greitis, kurį, aišku, mes su jumis bendradarbiaujant galim kartu reguliuoti ir galim siūlyti rinkai. Tačiau trečiasis, žmonėms svarbiausias faktorius yra iš tiesų patogi grąžinimų paslauga. Kartais girdžiu klausimus, tai gal reikėtų grąžinimus daryti nemokamus, ne? Ir apie tai irgi daug diskutuojam. Be abejo, jeigu tai paprastai kalbant mum, kaip jūsų partneriui, tai galbūt ir būtų naudinga, nes mes sakytume, be abejo, darykit grąžinimus nemokamus, susitarsim dėl sąlygų. Tačiau, ką mes taip pat matome iš duomenų, kad pastaruoju metu jau kalbant apie grąžinimus, vis dėlto kalba apie nemokamus grąžinimus truputėlį nueina į šoną ir į pirmą vietą ateina labiau būtent patogumo ir aiškumo faktorius. Vartotojai neturi to lūkesčio, kad tai bus for free, vartotojai neturi galbūt jau to lūkesčio, kad galės užsisakyti 15 skirtingų prekių ir pasirinkti vieną, bet jiem yra svarbiausia, kad būtų aišku, kaip grąžinti dėl vienų ar kitų priežasčių netikusią prekę. Tęsiant toliau ir kalbant apie mūsų duomenis, iš tiesų mes visi ką nors grąžinam. Čia yra mūsų fiksuoti taip pat privačių klientų apklausos duomenis, kuriuose mes matom, kad priklausomai nuo mūsų lyties, aišku, truputėlį skiriasi galbūt kategorijos, kurias mes grąžinam, bet pažiūrėkim, kalbant apie spausdintas knygas ir reprodukcijas, taip jau bent jau gaunasi iš duomenų, kad daugiau šias prekes grąžina moteris. Drabužiai taip pat dažniau grąžina moteris, aksesuarus taip pat grąžina moteris. Jeigu mes pažiūrėtume į grafiko apačią, tai ten mes matom tas kategorijas ir tas prekes, kurias dažniau grąžina vyrai. Tai didžiausias taip vadinamas gapas, didžiausias skirtumas yra automobilių detalės, sodo ir daržo prekės. Kaip be būtų keista, neturim tam paaiškinimo, bet muzikos instrumentai kažkodėl vyrų yra grąžinami dažniau. Aišku, kai kurias muzikos prekes galbūt gali grąžinti ir paštomatų pagalba, galbūt vis dėlto kažkokiais kitais būdais juos tas prekes grąžini. Elektrotechnika taip pat yra labiau vyrų grąžinama. Jeigu mes grįžtume prie moterų, tai mes taip pat be abejo fiksuojam avalinę parfumeriją, kuri turbūt šioje vietoje nestebina. Vėlgi išvadų šitoje vietoje nenorėčiau daryti, bet tai yra duomenys, kuriais mes disponuojam. Ir matot,
kai klausimą užduodi, ar jums teko grąžinti elektroniniai komercijai pirktų prekių, tai procentai yra pakankamai aukšti. Ir tai yra iš tiesų labai svarbu. Tai nepriklausomai nuo kategorijos, bent jau išvada, kurią mes savo galėtume pasidaryti, yra tokia, kad mes visi ką nors grąžinam. Ir poreikis tam tikrai yra. Grįžtant, čia mes matėm splitą, kalbant apie vyrus ir moteris, tačiau jeigu mes palygintume, kas grąžina daugiau, tai šitie duomenys mūsų nestebina. Moteris perka dažniau, bent jau fiksuojant mūsų duomenys, moteris ir grąžina truputėlį dažniau negu vyrai. Matot šį splitą, vėlgi tai nėra nieko čia labai nuostabaus. Grįžtant prie jūsų poreikio ir grįžtant prie to, ką tai galėtų reikšti jums, mes galim taip pat pasižiūrėti ir amžių. Ir turbūt irgi nieko nuostabaus. Mes oranžinė spalva matom amžiaus kategorijas pirkėjų, kurioms teko grąžinti prekes vienaip arba kitaip. Ir jūs matot, kad kuo jaunesnė auditorija, tuo dažniau yra pripratusi grąžinti prekes. Irgi turbūt nieko nuostabaus tame nėra, nes turbūt jeigu jūs darot savo apklausas ir fiksuojat savo pirkėjų kategorijas, jūs turbūt matot, kad tiesiog tos kategorijos, kurie yra pripratusi jau pirkti elektroniniu būdu, mes turim gerokai daugiau. Tačiau, kas yra taip pat svarbu, kartais yra kalbama, kad vyresnė auditorija galbūt jau nėra tokia dėl vienų arba kitų priežasčių, kurių niekas iš tiesų negali paaiškinti. Kartais yra kalbama, kad vyresnė auditorija nėra patraukli. Iš tiesų tai nėra tiesa. Pažiūrėkime 46-55 metų žmonių poreikius, 39% jų taip pat grąžina prekes. Tai tikrai nenorėčiau, kad ta išvada, kurią padarytume, būtų tokia, jog tik jaunimui arba jaunesnė kategorijai rūpi grąžinimai, o vyresnė kategorijai tai yra visiškai neaktualu. Tiesiog jie naudojasi tą galimybę dažniau. Grįžtant prie miestų, iš tiesų mes matom pakankamai, galim sakyti, įdomią tendenciją, bet galim taip pat sakyti, jog tai yra tendencija, kurie atspindi e-komercijos plėtrą, nes iš tiesų, ką mes fiksuojam, kairiai mes matom su jumis grąžinimų kiekį per metus ir dažniausiai fiksuojamas skaičius yra 1-2 kartai. 3-4 kartai yra kur kas rečiau grąžinama, 21% žmonių tai pasakė. Ir yra pakankamai taip dažnai prekes grąžinančių asmenų, tai yra 5 kartus arba daugiau per metus, tokių žmonių mes fiksuojam 9%, kas 10 vartotojas taip daro. Tačiau siūlyčiau atkreipti dėmesį būtent į grafiką, kuris yra dešiniai. Tai yra miestai, iš kurių fiksuojami grąžinimai. Ir ką mes matom, kad kuo didesnis miestas, tuo dažniau mes grąžinam prekes. Vėlgi, papildomo interviu nedarėm, galiu padaryti tik tai tam tikras prielaidas, kodėl taip vyksta. Nes mes matom, kad Panevėžys, Vilnius, Kaunas yra būtent toj grafiko pusėje, kurioje dažniausiai yra fiksuojami grąžinimai. Marijampoliai, kalbant apie grąžinimus, bent jau mūsų tyrimo metu mes tokių grąžinimų neužfiksavom. Tai ką tai mums turbūt sako? Mums tai sako, kad kuo didesnis miestas, kuo daugiau logistikos tu kaip vartotojas turėtum atlikti, padaryti, tuo labiau tu būsi linkęs pasinaudoti kitais kanalais, kurie tau yra patogesni. Elementarus pavyzdys, toks pakankamai turbūt paprastas. Decathlon parduotuvė, aš asmeniškai gyvenu pakankamai toli nuo Decathlon parduotuvės, yra labai patogi ir aiški grąžinimų tvarka. Tai jeigu aš nusipirkau kažką, ką norėčiau panaudoti sportui, bet dėl vienų arba kitų priežasčių nenoriu tuo naudotis, tai pats paprasčiausias būdas tiesiog nueiti iki artimiausio paštomato ir padaryti grąžinimą, negu kad važiuoti į pačią parduotuvę, fizinę parduotuvę, kuri kelionė užtruktų turbūt kokį pusvalandį. Tai čia kalbant apie grąžinimus, būtent prekių pirktų elektroniniai komercijai. Tačiau mes taip pat uždavėm klausimą, tai kas liečia prekes įsigytas klasikiniu būdu, klasikiniai parduotuviai. Ir čia paveikslas yra visiškai kitoks. Čia jau vaizdas yra, kad mažesni miestai, mes juos matom apačioj, tai yra Alytus, tai yra Šiauliai, Panevėžys, iš tiesų grąžina dažniau. Vėlgi negaliu paaiškinti vienareikšmiškai, kokios yra priežastys, galim daryti tik prielaidas, bet spėju, kad daugeliu atveju, kalbant apie fizinę prekybą, ne komercijos prekybą, nors suprantu, kad mes esam su jumis Ekomexpo, bet manau, kad tai yra taip pat svarbus argumentas ir svarbus faktorius. Jeigu aš įsigijau prekę galbūt Vilniui, o gyvenu ne Vilniui, galbūt aš gyvenu Alytuj, tai vėlgi man tai yra labai patogus būdas vietoj to, kad važiuoti ir fiziškai grąžinti prekę, aš galiu pasinaudoti paštomatų tinklu ir tiesiog tą grąžinimą atlikti. Tai išvada, prie kurios mes priėjom, kalbant apie šios duomenis, yra tokia, kad nepriklausomai nuo kanalo, grąžinimai yra aktualūs vartotojams. Ir dėl to kviečiam tikrai apie tai pagalvoti.
Tai mes pristatėm produktą, tikrai nenorėčiau galbūt per daug gilintis į tokią reklaminę žinutę. Gražinimo Omniva LT yra veikiantis produktas, su kuriuo galėsim susipažinti tiem, kas tai yra aktualu, kad ir mūsų šioj pokalbių salėje, mūsų kolegos yra pasiruošę tikrai apie tai pakalbėti. Ką mes fiksuojam jau dabar? Mes fiksuojam per 5000 gražinimų siuntų per mėnesį. Ir mes fiksuojam, kad tai yra galimybė tiek mums, tiek jums iš tiesų plėtoti verslą. Nes visi duomenys rodo, kad tai yra be abejo aktualu. Tai rezumuojant šią dalį, norėčiau dar kartą pabrėžti ir pasakyti, kodėl tai yra svarbu ne tik mums, bet ir jūsų verslui. Nes iš to pačio komercijos tyrimo, kurį mes fiksavom, mes matom, kad net 95% teigia, privačių vartotojų, pirkėjų teigia, kad aiškus gražinimo procesas skatina pirkti ten pat. 19 iš 20 žmonių. 91%, kas yra turbūt visiems gera išvada ir gera išvalga, kad 91% netinkama prekę iš tiesų keistų į alternatyvą. Vartotojai neturi lūkesčio, kad bus gražinti pinigai. Aišku, nebent mes kalbam apie visai netinkamą prekę, kurie yra galbūt netų išmatavimų, visiškai netos spalvos, kurie yra atvaizduota, tai be abejo. Tokiu atveju 9%, kaip mes matom, bus linkę tiesiog susigražinti pinigus ir turbūt vertins tai kaip neigiamą patirtį, tačiau 91%, 9 iš 10 norėtų vis dėlto alternatyvos, bet ne keisti tai į pinigus. Ir 45%, čia yra turbūt svarbiausias faktorius, praktiškai pusė pirkėjų perka prekę kitoj parduotuviai, kurioje gražinimų procesas jiem atrodo aiškus. Tai turbūt išvalga ir išvada mūsų yra tokia, kad kalbant apie elektroninę parduotuvę, ką mes matom iš duomenų, mūsų rekomendacija vienareikšmiška būtų, kad pačiam pirmajam puslapyje būtų labai aiškiai ir paprastai aprašyta gražinimų tvarka. Dar kartą grįžtant prie kainodaros, ką jau minėjau, bet vis dėlto norėčiau tai pakartoti, kad kuo toliau, tuo daugiau mes fiksuojam, jog vartotojai neturi lūkesčio, kad tai bus nemokamai. Tai nėra tas faktorius, kuris lemia. Faktorius yra labiau, kad tai būtų aišku ir kainodara ten tikrai gali būti ne vadinama nulinė kainodara, kuomet viskas įskaičiuota ir tu gali gražinti kiek nori kartų, gali būti tai ir įkainota. Kalbant apie mūsų paslaugą, trumpai galim apžvelgti, o tai kaip atrodo gražinimų paslauga vartotojui ir kaip jie atrodo ir kaip jie yra valdoma iš tiesų jūsų kaip verslo. Tai žmonėm, vartotojam, tai yra tiesiog 3 paprasti žingsniai. Užregistruojamas gražinimas, jis pasirenka jūsų e-parduotuvę mūsų platformai, gražinimo Omniva LT savitarnoj ir užregistruoja savo siuntą. Gražinama prekė įdedama į paštomatą ir toliau, kaip jau ir su bet kuria kita siunta, Omniva su ją susitvarko. Kai jūs gaunat tą gražinimą, jūs gražinat pinigus vartotojui arba keičiat visą tą gražinimą į kitą prekę pagal jūsų nustatytą terminą, kuris jums yra aktualus. Aišku, mes turim Lietuvoje, galim sakyti, reikalavimą, garantiją 14 dienų, tačiau mūsų platforma leidžia pakankamai lankščiai valdyti šios terminus ir parodysiu keletą ekranų, kuomet labai lengvai vienu praktiškai pelytės pustelėjimu jūs galit pailginti tą terminą, kad ir iki 30 dienų, kas būtų papildoma garantija, papildomas skatinimas vartotojui. Kalbant apie verslą, tai yra ne vien tik tai labai paprasta ir lengva procedūra jums valdyti, bet tai yra kur kas daugiau. Greitai ir paprasta pradėti, tai yra vienas iš aspektų, nes kartais mes galvojam, man yra svarbu vystyti iš tiesų pardavimus. Dabar sėdėti, galvoti ir galbūt 3 dienas skirti tam, kad užkurti tą gražinimo visą procedūrą yra pakankamai daug laiko, aš galbūt turiu kitus prioritetus. Tai galiu pradžiuginti, kad iš tiesų tai yra greitai ir paprasta pradėti. Kas yra taip pat svarbu, mes dažnai girdim apie integracijas. Tai mūsų platforma gali veikti atskirai nuo elektroninės parduotuvės ir tiesiog yra pasiruošusi priimti gražinimus. Tai reikia padaryti taip vadinamą sujungimą ir aprašyti pačią parduotuvę, ką tuoj parodysiu. Tai yra lankstus prisitaikymas prie verslo poreikių. Tai jūs pasirenkat kainodarą, iš tiesų mes pagalvojom apie galimus variantus, tuoj parodysiu juos. Gali būti nemokamas gražinimas, gali būti dalinis apmokestinimas, gali būti pilna kaina. Viskas ok, tiesiog pasirenkat. Kas yra taip pat svarbu, jūs galite tai reguliuoti eigoj. Galima pabandyti vieną iš sprendimų, pasižiūrėti, kaip tai veikia jums ir jau gražinimų procedūrai pilnai veikiant, jūs tikrai galit reguliuoti kainodarą.
Ir mes matom iš duomenų ir galim tai įrodyti visais tais grafikais ir tyrimais, kuriais dalinamės, kad iš tiesų suteikdami klientams užtikrinimą, taip mes auginam savo pardavimus. Mes kartais irgi fiksuojam, kiek bendros rautos sudaro grąžinimai išsivyščiusiose rinkose. Aišku, Lietuva jau irgi turbūt galima sakyti Baltijos šalis. Tai yra pakankamai brandi rinka, bet šiuo aspektu mes matom pakankamai didelį potencialą. Kodėl aš tai sakau? Nes pasaulio mastu viena iš 5 siuntų, kurios yra fiksuojamos jau tuose tikrai brandžiuose rinkose, tai yra vienas ar kitas grąžinimas. Vėlgi, galim diskutuoti, kiek tai yra tvaru, galim diskutuoti, kiek galbūt mes patys skatinam, ne? Ir turbūt šitoje vietoje yra svarbu susireguliuoti savo parduotuvę, savo e-komercijos kanalą taip, kad tas grąžinimas neskatintų tiesiog per daug siuntų užsisakyti ir galvoti, kad tos siuntos kažkaip savaime grįžta, verslui tai nekainuoja, Omniva tiesiog nemokamai kažkokiais savo kanalais atveža. Kai pagalvoji, kai važiuoja vienos arba kitos siuntų tarnybos autobusas, ir jeigu kas 5 siunta yra grąžinimas pasaulyje, tai 20% viso turio yra grąžinimas, tai turbūt nėra labai toks geras rodiklis. Tai mes jokių būdų to neskatinam. Tačiau tas vis dėlto grįžtant prie svarbos pačiam vartotojui, mes be abejo matom, kad tai yra labai svarbu. Lietuvoje šis procentas yra gerokai mažesnis. Vėlgi nemanau, kad mes pasieksim 20%, nes mūsų e-komercija vystosi kiek kitaip. Tačiau galimybė augti čia tikrai yra. Ir reziumuojant šią dalį, tiesiog galbūt pabrėžiant 8 priežastis, dėl kurių iš tiesų verslas mėgsta platformą ir verslas mėgsta aiškumą. Tai yra be abejo, kad pradėti yra paprasta, mes visi turim pakankamai daug sudėtingų procesų, mes visi turim pakankamai daug integracijos iššūkių, galbūt kažkokių kitų verslo iššūkių, tai mes suprantam, kad niekas nenori paleidinėti procesą, kuris būtų labai labai sudėtingas. Visa grąžinimų statistika ir valdymas irgi yra pateikiama vienoje interneto platformoje, tai nereikia galvoti apie kažkokį duomenų integravimą, sudėtingus dalykus, parodysiu keletą vadinamų print screenų, ekranų, kurie tai tiesiog labai aiškiai parodo. Dar kartą jūs renkatės, kaip iš tiesų elgsitės su grąžinta siunta, grąžinsit pinigus, apkeisite, suteiksite kuponą, ką mes taip pat suteikiam kaip galimybę. Visa tai yra numatyta pačioje platformai. Lankstus pinigų grąžinimus, mes galim grąžinti pinigus tiek į tą pačią sąskaitą, tačiau daugelis pirkėjų vis dėlto turi iššūkių ir kartais prašo grąžinimą pinigų, jeigu jau kalbam apie pinigų grąžinimą, atlikti į kitą sąskaitą. Visko būna, sumokėjau vieną kortelę, norėčiau, kad grąžinimas būtų atliktas į kitą, visko pasitaiko, apie tai taip pat stengiamės galvoti. Jeigu norite, kad registruojant grąžinimą klientas prisektų nuotrauką ir nurodytų grąžinimų priežastį, nes kartais be abejo mes galim nereikalauti priežasties, dėl ko mes grąžinam prekę. Tačiau galbūt vėliau pačiam yra neaišku, atėjo siunta, atėjo kažkoks prekės grąžinimas ir aš nesuprantu, ar tai yra galbūt brokas kažkoks, ar netiko dydis, kokia yra iš tiesų ta priežastis. Tai mes apie tai irgi pagalvojam ir galvojam, kad nuotrauka būtent pačios prekės tai yra svarbu ir aktualu, ką vartotojas taip pat galėtų pateikti. Kas yra taip pat svarbu, kartais galvojama, kad Omniva čia dalinasi vartotojų duomenimis, verslo partnerių duomenimis. Tai kas yra svarbu ir aktualu, kad platforma gali būti administruojama visiškai be mūsų. Jūs tai darot patys ir mes neturim prieimo, kas yra turbūt be abejo irgi svarbu. Tai jeigu tai yra faktorius, kuris jums yra svarbus dėl vienų arba kitų priežasčių, viskas ok, tai taip pat yra apgalvota. Jūs renkatės taip pat, kaip priimti grąžinimus. Tai galima daryti kurjeriu. Vėlgi priklausomai ne visada ir ne viską padengia paštomatai, ne visas prekes galima grąžinti per paštomatus, tai šioje vietoje irgi galim labai patogiai pasirinkti. Ar tai yra kurjerio paslauga, ar tai yra vis dėlto paštomatinė paslauga. Kažkiek tai galbūt priklauso ir nuo prekių kategorijos ir nuo elementaraus prekės pačios dydžio. Jeigu mes kalbam apie muzikos instrumentus, tai aš spėju, kad bent jau pusė jų į paštomatą tiesiog netilptų, tą jau minėjau. Jeigu reikalinga API integracija, taip, mes ją taip pat turim ir galim padėti iš tiesų visą tai įgyvendinti ir integruoti. Tai tiek apie priežastis, kalbant apie galimybės, kartais sakoma, jūs čia kalbat, kad visa tai yra labai paprasta ir gražu. Užbaigiant mano pristatymą, ką norėčiau parodyti, aš norėčiau parodyti, kaip iš tiesų visa tai veikia. Ir parodysiu
jeigu aš gerai pamenu, 8 žingsnius. Tai kalbant apie tai, kaip visa tai atrodo, jeigu aš prisijungčiau kaip vartotojas, tikiuosi jūs matote ekrane, tai tiesiog paprasta, elementariai, pakankamai intuityvi platforma, kurioje mes matom kiekvieną grąžinimą, administruojam patys, ką jau minėjau. Jūs tikrai galite filtruoti duomenys pagal datą, vardą ar siuntos numerį. Tai priklausomai nuo to, kas yra svarbu. Galbūt aš prisimenu, jog grąžinimas kažkoks man svarbus buvo padarytas vakar ir toks jis yra užfiksuotas. Tai be abejo, aš galiu labai lengvai išfiltruoti visą tai pagal datą. Galiu pagal vardą, jeigu galbūt vartotojas man paskambino arba parašė ir man reikėtų atsekti, apie ką mes čia dabar kalbam. Ir be abejo, taip pat galiu tai daryti pagal siuntos numerį, nes kartais viską, ką aš turiu ant savo stalo, tai yra būtent tik tai siunta ir kartais galbūt man trūktų kitų duomenų. Tai filtrai yra labai intuityvus, paprasti ir tikrai lengvai valdomi. Paskyros ir parametrų susikūrimas užtrunka iki 10 minučių, bandėm. Nereklaminis šūkis, tikrai tai yra pakankamai paprasta, mes tiesiog įvedam mūsų elektroninės parduotuvės informaciją, mes įvedam mūsų kontaktinius duomenis, mes pasirenkam kalbą, kas yra irgi turbūt svarbu, ne visi mes veikiam vien tik Lietuvos rinkoje. Ir taip pat net šiame žingsnėje mes tiesiog pasidalinam mūsų e-parduotuvės logotipu, kuris platformoje iškart yra naudojamas. Tęsiant registraciją, tiesiog užtenka įrašyti adresą ir nurodyti, ar jūs leidžiat vykdyti grąžinimus ir prekių apkeitimą tuo pat metu. Atsargiai, tikiuosi, nieks nenukentėjo. Trečiam žingsnėje mes tiesiog pridedam grąžinimo taisyklės, nes toks yra reikalavimas ir tai yra privaloma ir mes taip pat apie tai pagalvojom. Grąžinimo taisyklės galima ir rekomenduotume įvesti tiek anglų, tiek lietuvių kalbą, kad būtų viskas sukurta platformai. Ketvirtam žingsniai mes tiesiog apibūdinam privalumus, nurodinam terminus ir kainodarą. Būtent tas pasirinkimas yra pačioje platformoje labai lankstus ir paprastas. Tai gali būti 14 dienų, tai gali būti 30 dienų. Galim taikyti papildomus dalykus, kurie vartotojams yra aktualūs. Tai visą tai tiesiog mes pasirenkam kaip krepšelį pačios paslaugos, kuri mums atrodo tinkama, aktuali ir, kaip jau minėjau, jau įjungtai grąžinimų platformą, jūs joje galite daryti pokyčius. Tai jeigu vienas ar kitas dalykas neveikia, tai jūs tikrai galite tai pakankamai lankščiai reguliuoti. Toliau mes 5 žingsnį pasirenkam pinigų grąžinimo metodą ir kokią informaciją mes renkam iš klientų. Jau minėti galbūt adresas, galbūt sąskaita, nurodom, nenurodom. Jeigu nenurodom, tai be abejo grąžinimas tuomet pinigų daromas į tą pačią sąskaitą, iš kurios buvo daromas mokėjimas. Galbūt kiti kriterijai, visa tai yra apgalvota. Šeštam, vienam iš paskutinių žingsnių, mes iš tiesų teiraujamės grąžinimų priežasties. Jūs galite labai lengvai šią dalį tiesiog praleisti, liaudiškai tariant, praskipinti ir tiesiog to nedaryti. Galite be abejo rinkti papildomą informaciją. Duoti pasirinkti tam tikras priežastis, dėl kurių vartotojas grąžino prekę, prašyti, reikalauti, rekomenduoti, pateikti nuotrauką ir viskas, jūs esat pasiruošę startuoti. Tai iš tiesų daugelis didelių prekės ženklų mumis jau pasitikė ir naudojasi platformą. Jūs jas matote ekrane. Kaip jau minėjau pristatymo pradžioje, tokių siuntų mes fiksuojam per 5000, tačiau vėlgi nenorėčiau kalbėti vien tik tai per Omniva prizmę ir sakyti, kad mes labai džiaugsimės, kai tokių siuntų bus 10 000. Iš tiesų mes labai džiaugsimės, nes apgalvoti grąžinimai veda prie taip vadinamos win-win situacijos, kuomet mes kalbam ne vien tik tai apie grąžinimus, kuomet mes kalbam apie šios procedūros įtaką būtent patiem pardavimam. Tai tokia turbūt būtų mano pagrindinė žinutė. Kalbant apie galimybės ir kalbant apie tai, kad galbūt aš norėčiau pabandyti, o galbūt man tai būtų aktualu, tai kaip jau minėjau, mes turim kolegas šioje mūsų Omniva pokalbių erdvėje, kolega Rimvydas, kuris čia kaip tik yra salėje, yra pasiruošęs atsakyti visus klausimus. Mes taip pat paruošiam tam tikrą verslo pasiūlymą, čia yra QR kodas, arba Rimvydas taip pat galės pasidalinti visom detalėm, kalbant apie grąžinimus. Ir be abejo, aš taip pat esu čia ir lieku čia ir mes galim kartu su jumis padiskutuoti apie jūsų specifiką ir pagalvoti, ką kartu mes galėtume padaryti, kad iš tiesų tai vestų prie jūsų ir mūsų to pačiu augimo. Tai tiek apie grąžinimus ir tiek apie tai, kaip galima juos paversti jūsų verslo privalumu. Galbūt turim klausimų? Tai jeigu klausimų nėra,
Mūsų pokalbių erdvė yra tikrai jūsų paslaugom, galime joje likti, galim be abejo vaišintis mūsų šviežiai spaustais stultim, mes taip pat turim be abejo kavos ir tuomet lauksime jūsų sekančioje diskusijoje, kurią taip pat vesim šioje salėje. Toj diskusijoje mes kalbėsim apie tai, kaip iš tiesų auginti verslą kartu su mūsų verslo partneriais, kaip auginti verslą, kai atrodo, kad visos galimybės jau yra pasiektos. Tokia yra mūsų antroji diskusija ir ją tikrai rasit programoje. Trečioji diskusija, mano kolegė Raimonda kalbės kartu su Lietuvos kūrėjų forumo atstovais apie tai, kaip mes kartu galim judėti tvaresnių kalėdų link. Tai klausimų nėra, tikrai norėčiau padėkoti Jums už dėmesį ir palinkėti geros dienos. Ačiū.